Prieš 2 metus įkurta Lietuvos hipnoterapeutų asociacija susikūrė tam, kad vienytų profesionalius klinikinės ir alternatyvios medicinos hipnoterapeutus. Pasak specialistų, hipnoterapija tai efektyvus ir veiksmingas būdas keisti mąstymo ir elgesio įpročius, įsitikinimus, nuostatas, o tuo pačiu gyvenimą ir likimą. Antrąjį gimtadienį švenčiančios asociacijos nariai šį kartą susibūrė Kėdainiuose. Smagu, kad mūsų gretos kaip asociacijos narių didėja ir šiandieną prisijungia dar 3 nariai ir reikia pasidžiaugti, kad Lietuvos hipnoterapeutų asociacija jau gyvuoja 2 metus ir jį įsikūrė būtent čia, Kėdainiuose. Tai kas gali būti smagiau ir man pačiam būnant kėdainiečiui tai pranešti, kad šita garbinga profesija, hipnoterapeuto profesija, ją galima čia ir išmokti Kėdainiuose. Tai kadangi VŠI yra centras ir rengia dar ir mokymus, hipnozės mokymus, kurie yra 10 modulių ir šiandieną kaip tik mūsų kėdainietė Eivina Belousovaitė baigė šitą mokymo kursą ir jau artėja irgi išreiškė tą norą įsilieti į hipnoterapeutų gretas ir bus šios garbingos organizacijos narė. Tai šiandieną susitikę žmonės galėjo ne tik mėgautis ir dalintis tą pačią asmeninę patirtim, darbinę, terapinę patirtimį, savo žiniomis vieni su kitais ir su naujais nariais, bet ir sudalyvauti ekskursijoje. Hipnoterapeutė Milda Račiūnaitė įsitikinusi, kad labai svarbu rūpintis savo emocinę sveikatą. Tuomet ir gyvenimas gražesnis, ir spalvingesnis, ir su žmonėmis lengviau bendrauti. Esu šitoje bendruomenėje 2 metai, pačiai bendruomeniai bus neužilgo 2. Ir turbūt kiekviena bendruomenė ji yra kaip šeima. Tai šeimoje visi yra skirtingo amžiaus. Ateina į šeimą, vienam gali būti 3 metai, kitam metai, o mama ir tėtis tai nuo pat pradžių, kai susikuria šeima. Tai mes kiekvienas čia turime savo vaidmenį, bet mus visus vienyje bendrystė ir noras susitikti gyvai, apkabinti viens kitą, dalintis, praktikuoti, dalintis savo praktikomis ir dalintis, žinoma, informaciją. Jeigu tai imtume kaip daržą, tai mes visi turime sąlygas augti ir galime save auginti. Čia yra saugios sąlygos. Tavęs niekas neįžeis, nepažemins, nepakritikuos ir jeigu tai bus apie tai, ką tu nori patobulinti, tai bus pasakyta tokiais žodžiais, kad tau norėsis eiti į tą pokytį. Turbūt kažkas tarsi nematoma ranka paėmė ir nuvedė mane, užsirašiau į kursą, metų kursą, ten įėjo ir marketingas, taip sakysim, reikėjo pradėti praktikuotis ir tai buvo kurso dalis ir aš tą dariau kaip mokinys, kuris sąžiningai turi atlikti visas užduotis ir tokiu būdu pradėjo ateiti klientai ir mano kelias pradėjo vystytis ir dabar aš jame einu vis gilyn, platyn. Lietuvoje hipnoterapija dar nėra akredituojama kaip terapijos dalis, bet žmonės atėję į hipnoterapiją jaučia pokyčius ir greitus, stiprius pokyčius ir dažnai hipnoterapijoje ieško pagalbos, kai jau būna išbandę daug savo pagalbos būdų ir gauna pokytį. Tai emocinė sveikata yra labai svarbu, kaip mes kuriame namus, perkame mašinas, rengiame save, rūpinamės fizinę sveikatą, tiek ir emocinė sveikata yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes matome kitus, kaip kiti jaučiasi, save mažiausiai jaučiame ir į tai reikia investuoti.